Mes esam Kasingelių šeima. Šeimoje auginame 3 vaikus. Vyras šiuo metu išvykęs pas tėvą ir šiuo metu esame mūsų ūkyje. Vitalia and her family live in a remote village in the Lithuanian countryside. With both parents being long-time unemployed, the family found itself completely isolated and excluded from society. To help them get out of their awkward situation, the International Haifa Baltic Foundation gave them sheep, a cow, and above all, training on how to breed. Šito projekto dėka buvo galima įsigyti tikrai gerų gyvulių ir mūsų šeimos, aišku, sutaupė savo pinigėlius, bet jos įdeda daug darbo augindamos. During the training sessions organised by the NGO in the local community centre, the families can share best practices. Also, they can exchange animals and animal products, such as Vitalia's woolen souvenirs. Thus, the project creates a community. Vitalia's family is now one of its members. Taip yra daugiau bendraminčių, su kuriais gali pasitarti. Taip bendravimas yra didesnis, daugiau žmonių susirandi draugų net iš tos bendruomenės. Bendruomenė yra tai kaip namai, kurie padeda žmonėms. Vitalia's family is far better off now. The children go to school and the flock is getting bigger. But still, sometimes help is needed. So they get basic food such as flour and noodles from the European Food Aid Programme. But the family tries to be self-sufficient, and the exchanges with other families are very important in their fight to get out of poverty and social exclusion. Žmogui kažkam, tau padarė gerą, tu galai, padovanojo tau avių, tu gali kitam padovanoti kažko, jauti tokį gerumą, kad tu gali kitam irgi padovanoti. Ir sau gali mėsa ir pienas. 20% of the country's population is at risk of poverty. There is a big contrast between the capital, Vilnius, and rural areas like the one where Vitalia and her family live. Tai man atrodo, kad didžiausios problemos tai yra regioniniai skirtumai, nes yra neišvystyta infrastruktūra daugelį rajonų, ypatingai tuose rajonuose, kur toliau nuo didelių miestų. Taip pat yra migracija, dėl to, kad labai daug darbingo amžiaus jaunimo išvažiuoja. Tai žinoma sumažina darbuotojų, kurie moka mokesčius į socialinės solidarumo visas sistemas ir tada pensijos gana mažos. The project offers these families a first step to build a new community and a better future, especially for their children. Nors mūsų šeima dabar yra sunku gyventi, bet vėliau tikimės, kad vaikams bus žymiai geresnis gyvenimas negu mums.